Sveiki draugai, šiandien ilgai lauktas testas, valymas lazeriu, tai suvirinimo lazeris, kuris turi galimybę valyti metalus ir įvairius paviršius savo spinduliu. 7-8 tūkstančių vertės įrenginys prieš smėliasrovę, 20 eurų vertės, na žinoma. Reikalingas kompresorius ir reikalingas smėlis, kuris kainuoja apie 4,25 kg. Tai ką, žengėme į testą ir žiūrime, kaip mums seksis. Iš pradžių nuimame štai suvirinimo antgalį. Jį galime pasidėti čia. Tuomet keliaujame prie nustatymų. Pereiname į valymo nustatymą. Būtinai reikia užsidėti kvėpavimo apsaugą. Tariant, visiškas jovalas, bet vargais negalais čia nutaškė šitą rūdžių sluoksnį. Čia nesuprasi, ar nuvalė, ar suvirino paviršiui kartu storas rūdis ir padengė siliciu, sunku pasakyti. Siūlau eiti išbandyti smėliasrovę už 20 eurų. Taip lengvai užtaisomas, arna į smėlį, kvarcinį paprastą, į kompresorių, greita jungtis. Ir viskas, mes pasiruošę valyti. Užsidedu kaukę ir pradėsime. Na kągi, štai toksai eksperimentas su smėliu, atrodo detalė taip, tikrai tai yra tikra, tai yra švaru, nusivalėm suportą, tas stebulė buvo tikrai labai aprūdijusi, netgi matosi dabar dar likę taškų. Galbūt reikalinga būtų rimtesnė smėliasrovė, bet po lazerinio valymo tai yra tikra, tai yra gražu. O lazerinis jisai, kažkaip, suvirinimui daiktas skirtas ir tikrai yra įspūdingas ir panaudojamas labai plačiai. Bet su valymu, taip kad komentuokite, 7,000 eurų, 20 eurų, smėlio kvarcinio maišiukas 25 kg, apie 4 eurus, sunaudojau šiandien kokius 3 kg. Geriausiu atveju 4, štai šitas detalės nuvalyti. Plus, aišku, reikalingas kompresorius, galingesnis, šiek didesnio našumo, nes tikrai srautas oro eina didelis, bet visumoje, kaip ir matėte patys, tačiau kad kol kas smėliu valytas detalės, jas galima dažyti, galima gruntuoti, kaip nori, apdirbinėti, dažai laikysis. Galima stikluoti, soda yra naudojama lygiai taip pat kartais. Prisipažinsiu, kad smėlio tai tikrai pusto visur ir jau reikia skirti vietą, bet tam darbui, nes tikrai tą smėlį surinkti kažkaip tai arba naudoti specialią dėžę, bet manyčiau, kad aš už tai, kad kol kas vis tik smėliavimas yra rimtesnis valymas negu kad lazerinis valymas šiai dienai. Taigi, gal kas nors manote kitaip, noriu ir įdomu visiems pamatyti ir sužinoti, išgirsti kitą nuomonę, taip kad komentuokite, diskusija atvira visada šio klausimu. Taip kad toks nedidelis testas, manau, kad stebite MB Dark Weld, dirbame, viešiname, rodome, laukiame jūsų vykstančių ir be apsiperkančių taip pat. Esu dėkingas ir iki sekančių susitikimų.